Buivydas mane kokius 5 metus, reiškia, kankindavo. Jis ten turėjo kursą. Vis su studentais eidavom prie to ryšių ministerijos ir aš ten turėdavau vis pasakoti visokius atsitikimus, kas kaip buvo daroma, supranti. Tai visą Heideggerį visur surandi tokių pat idiotų, kaip ir pats, reiškia. Ну, то на чем мы остановились? Что анекдотą galima negražų kareiviškai papasakoti. Paskui staiga sužinau, kad jis jau Songailą paskambino, kad reiškia nupirko invaldą ir nori griauti ir statyti ten gyvenamus namus, ir paklauso, kad čia paminklas, sako, čia nėra paminklas. Nu, tai kada kodėl ten klausimai. А фасадас, бружь. Чем бы стеклинец фасад? Tipiniai paneliai. Tai ne horizontaliai, vertikaliai pakabinti. Tai su tokiam kamienu. Atspindi tą laikotarpį. Pavyzdžiui, šita ryšių ministerija buvo vietinės reikšmės architektūros paminklas. Думать надо. Тут не университет, тут думать надо. Kada nori. Tik architektai gali nuspręsti, kas tai yra vertinga ir kas tai nevertinga, ne šitie šitą pradėsi keiktis. Bet jau paskui jį ištringa.